Hutiai paskelbė Saudo Arabijos uostų blokadą. Šis žingsnis buvo žengtas po atsinaujinusių JAV ir Irano priešiškumų, kurie vėl sukėlė grėsmę laivybai per Hormūzo sąsiaurį. Eskalacija paskatino Hutius išplėsti grasinimus iki Bab el-Mandebo sąsiaurio pačiu nepalankiausiu momentu Saudo Arabijai. Apie blokadą buvo paskelbta ir ji iš karto pradėta vykdyti. Hutiai užpuolė 2 Saudo Arabijos naftos tanklaivius, kurie po 2 dienų nepaisė paskelbtos blokados. Hutiai teigia, kad atakai buvo panaudotos balistinės raketos ir dronai, o Saudo Arabija patvirtino, kad vienas iš tanklaivių užsidegė. Po kelių dienų Hutiai pranešė apie dar vieną ataką prieš Saudo Arabijos tanklaivį NCC Ghazal, kai šis, kaip teigiama, ignoravo radio įspėjimus ir toliau plaukė sąsiaurio link. Vėliau laivas apsisuko ir pakeitė kursą, nors nei sėkmingas pataikymas, nei žala nebuvo nepriklausomai patvirtinti. Pastebėtina, kad 2 Kinijos laivai, gabenę Saudo Arabijos naftą, iš pradžių buvo atgrasyti po to, kai artėdami prie Bab el-Mandebo sąsiaurio gavo Hutijų įspėjimus, todėl abu pakeitė kursą. Tačiau, kaip pranešama, gavę Hutijų leidimą, abu laivai kitą dieną kirto sąsiaurį. Tai atspindi Irano taikytą sistemą Hormūze, kur draugiškais ar nepriešiškais laikyti laivai gaudavo saugesnį praėjimą, o kiti likdavo pažeidžiami. Tai suteikė Hutiams tokią pačią įtaką kaip Iranui, leidžiant jiems nulemti, kurie laivai gali saugiai kirsti sąsiaurį, o kurie lieka atviri atakoms. Iranas remia savo įgaliotinį tiekdamas dronus ir raketas, taip vėl suteikdamas Hutiams galimybę aktyviai veikti. Ši kampanija taip pat naudinga Iranui, nes didina spaudimą Saudo Arabijai ir JAV, o Teheranas gali atsiriboti nuo pačių atakų. Šiuo tikslu Hutiai taip pat paleido dronus ir raketas tiesiai į Saudo Arabijos teritoriją, ypač prieš Jazan ir Janbu uostų infrastruktūrą. Palydovinės nuotraukos parodė dūmų stulpus prie naftos infrastruktūros Jazane ir naftos terminale Janbu, nors tikrasis žalos mastas liko neaiškus. Ypač svarbus yra Janbu terminalas, nes jis yra vienas iš 2 vakarinių Saudo Arabijos Est-Vest naftotiekio terminalų, leidžiančių naftai tekėti aplenkiant Hormūzą. Saudo Arabija pastatė Janbu maršrutą, kad išvengtų Irano spaudimo Hormūze, tačiau dabar šis kelias priklauso nuo dar vieno siauro taško, kurį grasina užblokuoti Irano sąjungininkai. Raudonosios jūros maršrutas negali visiškai pakeisti viso įprasto eksporto, tačiau gali kompensuoti dalį prarastų pajėgumų. Ši nauja blokada prasidėjo iškart po dar vieno eskalacijos etapo tarp JAV ir Irano, kai Iranas pažeidė preliminarų susitarimą, pasirašytą tarp šių 2 šalių. Išreikšdamas nepasitenkinimą sąlygomis, Iranas vėl pradėjo taikytis į laivus Hormūzo sąsiauryje, dėl ko, kaip buvo aptarta ankstesnėje ataskaitoje, įvyko abipusis raketų apsikeitimas. Taigi, Hutiu atakos atvėrė dar vieną frontą prieš Saudo Arabiją, artimą JAV sąjungininkę, tuo pačiu leidžiant Iranui neigti tiesioginę atsakomybę už eskalaciją. Vis dėlto JAV pareiškė, kad laikys Iraną atsakingu už Hutiu atakas. Vašingtonas pareikalavo nedelsiant nutraukti šią kampaniją ir pagrasino atsakomosiomis priemonėmis, jei ji tęsis. Apskritai, Hutiu atakos ir blokada prieš Saudo Arabijos laivus bei uostus sukuria antrą kontroliuojamą siaurą vietą būtent tuo metu, kai Saudo Arabija bando išvengti Hormūzo. Nors labiausiai nukenčia Saudo Arabija, navigacijos rizikos lygio derinys tarp Hormūzo ir Bab el-Mandebo sąsiaurio sukelia dar vieną pasaulinių naftos kainų šuolį, kurį JAV jau bandė suvaldyti po Hormūzo uždarimo. Dabar JAV ir Saudo Arabija turės priimti dar vieną sudėtingą sprendimą, kaip reaguoti į atsinaujinusią Hutiu grėsmę, nes derybos galėtų sumažinti tiesioginę riziką, bet suteiktų Hutiams politinį svertą dėl maršruto, kurio Persijos įlankos valstybės negali sau leisti prarasti, o lydimi perėjimai dar labiau apkrautų jau ir taip įtemptus karinio jūrų laivyno išteklius. Atnaujinti smūgiai gali atrodyti kaip stipriausias atsakas, tačiau jie dar labiau sumažintų JAV perėmimo ir tiksliųjų raketų atsargas, kurios jau išsekusios dėl užsitęsusios konfrontacijos su Iranu.